Kokį turite pagrindą manyti, jog viskas čia yra? Kokį? Aš studentam irgi galvą suku. Jie sako, mes prieisime ir jum įgnypsime. Aš juokiuosi satanistiniu juoku, todėl, kad jų įgnybimas taip pat yra mano haliucinacijos viduj. Suprantat, iš to nėra išeities. Jei tik šia kryptimi pradėti galvoti, tai tuomet visi iš karto pas psichiatrą keliaujame, iš karto. Tai, kad jūs sakote, jog matote tą patį, nieko nereiškia, todėl, kad ir jūsų nėra. Viskas pas mane, lygiai taip pat kaip ir manęs nėra. Tai pas kiekvieną galvoje. Iš viso tai didžiulė bėda. Todėl visi tai pamiršome ir viskas. Konjakas ir viskas gerai. Apie realybės iliuziją. Iš žinomo neurobiologo lūpų. Ji žinoma pasauliniu lygiu ir veda lekcijas visame pasaulyje. Ji kalba apie tai, kas yra sąmonė ir realybė. Mane senai domina toks klausimas, o gamta apie save viską žino, ir apie Mendelėjevo lentelę, ir ar atomai žino, kaip jiems suktis, arba kvarkai žino, ką daryti. Kodėl visam tam tokiam galingam aparatui prireikia būtybės, kuri bandys spėlioti visas tas paslaptis ir tuo pačiu kitiem pasakos, kaip sukurtas pasaulis, iš ko sudarytas. Šis klausimas tikrai nėra toks kvailas, kaip atrodo. Kodėl atsirado, iš kur? Pirmiausia, jo nėra kam užduoti, o su pašaipa mano atsakymas toks. Tikriausiai gamtai tapo liūdna ir jai reikėjo kažką stebėti, ką ji matytų ne savyje. Yra toks dalykas kaip subjektyvus pasaulis ir objektyvus. Tai yra daug paprasčiau nei iš tikrųjų atrodo. Kai aš pasakoju studentam, tai jauni studentai dar maži. Tai jie užduoda klausimą, o koks pasaulis iš tikrųjų? Tai ir yra vienintelis klausimas. Pasaulis iš tikrųjų nepriklausomai nuo mūsų akių, ausų, proto, ar jis iš viso egzistuoja. Todėl, kad praleidus daugybę laiko, aš ne gydytoje nieko negydžiau, bet daugybę metų dirbau su psichiatrinė klinika. Ir tikrai labai daug mačiau ir galiu atsakingai pareikšti, kad žmogui, kuris patiria haliucinacijas, jam jo pasaulis lygiai toks pat realus kaip ir mūsų. Tai iš ko jūs tuomet nusprendėte, kad tai, kas aplink mus, nėra haliucinacija? Kokius jūs turite įrodymus? Kai šį klausimą užduodu studentams, kadangi jie dar jauni, jie atsako, juk mes visą tai matome. Irgi mat argumentas. O galbūt mums kolektyvinė haliucinacija? Arba antra, gal mes visi jūsų vidinėje haliucinacijoje? Na ir ką mes su to darysime? Galiu pasakyti, kad šis klausimas netoks naivus, kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Subjektyvus pasaulis tai tas pasaulis, kurį aš matau. O kodėl aš tokį pasaulį matau? Todėl, kad tokios akys, tokios ausys, tokia nosis, tokia odos jautra ir taip toliau. Štai Dievas mus tokius sukūrė su tokia rega, kuri nemato polarizuotos šviesos. Ir dar daugybė įvairių žmonių šiame pasaulyje gyvena, kurie galbūt moka daug daugiau nei mes. Ar jūsų elektra kaip nors daugiau nei įjungti išjungti susiję? O kiek vandenyne plaukioja būtybių, kurie su pasauliu visiškai kitaip susiję? Arba mano paskutiniųjų metų mėgstamas personažas Aštunkojis. Aš net valgyti jį nustojau. Jis labai protingas. Antra, jis turi kiekvienoje iš savo kojų nervų sistemą. O dabar įsivaizduokite, kokiomis akimis jis mato pasaulį. O mes, žinoma, to niekada nesužinosime. 8 nervinės sistemos. Ką iš viso su tuo galima daryti? Bet jei tai nekreipti dėmesį, tai mes esame tai, ką mes prisimename. Jeigu mums ištrinti mūsų atmintį, tai mes nebebūsime savimi. Mes esame tai, ką mes žinome. Kitu atveju mes tiesiog organizmas ir aš tai su meilė žmonijai pareiškiu, kuris juda link tapimų organizmų rinkinio, kuris tiesiog virškina maistą. O jeigu tai yra taip, tuomet užduodu klausimą, ar vertėjo gimti? Mes tai yra tai, kaip mes save identifikuojame. Mes kaip katinėliai žiūrime į veidrodį, ne visada matome liūtą. Laikome save niekam tikusiais, kurie nieko negali, nieko nemoka. Mes tai yra tai, kaip mes save pateikėme erdvėje ir laike. Nebereikalo, kai žmogus patenka į psichiatrijos ligoninę, jo klausiam, kuo jūs vardu, kokie dabar metai,
Tai kaip orientyras, kur jūs esate. Mes turime daugybę laiko skalių. Pavyzdžiui, bendra Žemės istorija ir žmogaus kaip mano gyvenimo. Yra dienos, savaitės skalė. Mes esame tai, į ką save statome. Sveika psichika, kai žmogus žino, kur jis. Nepaisant visų prieštaravimų aplinkybių, kai žmogus save atpažįsta. Bet tai mane linksmina. Pažiūrėkite į savo nuotraukas, kur jums 24 mėnesiai. Iš kur jūs iš viso nusprendėte, jog jūs tai jūs? Kūnas pasikeitė 100 kartų, oda visa pasikeitė, pasaulėžiūra visiškai pasikeitė, buvote toks geras, o dabar tapote tokiu niekšu ir panašiai ir taip toliau. Na, o vėliau dar kartą persigalvojote. Kas jums duoda pagrindą iš viso manyti, jog tai vis dar ta pati asmenybė išskyrus pasą? O ar pasaulį mes pasitikime, ar apie jį ką nors žinome? Anglų knygose tai prašo langas arba durys į smegenis. Kas tai yra? Tai jutiminiai organai. Ausys, akys, nosis. Kokiu pasaulį matome, toks jis ir yra. Kaip sugebėjome, taip ir palietėme, pauostėme. O ar savimi pasitikime? Ką galime laikyti realiu? Kas vyksta iš tikrųjų arba kažkur kaba? Mes bendradarbiavime su pasauliu ir norime būti su juo kažkokiuose santykiuose. Mes bandome kitus suprasti, o kiti tai terminas, kuris reiškia kitą sąmonę. Tai gali būti tiesiog kitas žmogus, net jei jis yra artimas draugas. Katė, pelė, skrusdėlės, ateivis. Kokį jūs turite pagrindą manyti, kad jie žiūri į pasaulį ir mato jį taip pat kaip mes? Mes galime jutiminius organus pas gyvūnus išmatuoti. Žinome, kaip maždaug kas ką mato, o esmė mato ir suvokia, tai galva. Ten mes jau nebegalėsime įlysti. Į smegenis mes galime pažiūrėti tomografų pagalba, bet tai nepadės. Jei jūs išskrosite aštunkojos smegenys ir ten pažiūrėsite, mes ten tiesiog pamatysime audinius. Ir ko ten ieškosit? Juk ten nebus parašyta liberalai, konservatoriai. Juk tai reiktų kažkaip išimti. Palikime ramybėje gyvūnus. Na bet jei mes žmonės būtume protingesni, mus turėtų labiau dominti, kaip į vieną ir tą pačią problemą žiūri skirtingų tautų atstovai, skirtingų kultūrų atstovai. Juk mes manome, jog jei kažkokiu būdu mes žiūrime į dalykus, tai ir visi likusieji žiūri lygiai taip pat. Štai konfliktologai nuolat susiduria su tokia problema. Žmonės iš skirtingų genčių ir tautų kovoja pastoviai tarpusavyje ir kiekvienas jų mano, jog yra teisus. Ir nuo to, kad tie žmonės kalba viena kalba, geriau netampa. Esmė tame, kad jie skirtingas prasmes įdeda į tuos pačius žodžius. Ir tai skamba labai banaliai, bet tai labai svarbu. Todėl, kad dėl to kyla karai, išyra šeimos, nėra supratimo. Yra bendri pokalbiai, tarsi vieni kitus suprastų, o iš tikrųjų nieko panašaus. Jau kalbėjau, kad yra toks dalykas kaip kita sąmonė. Ir yra subjektyvi realybė. Dabar šią temą daugybė knygų leidžiama. Mes galime pabandyti įsivaizduoti, kaip pasaulį mato šikšnosparnis arba vabalas. O ar galite įsivaizduoti, kaip atrodo pasaulis drugeliui? Arba jūsų vaikui, jūsų kaimynas, o kaip atrodo pasaulis navaha indėnam? O kokį pasaulį matė šumerai? Tai buvo didinga civilizacija, beje, kur ji? Kaip jie žiūrėjo į pasaulį? Jei yra kažkokie raštai, mes bent kažką galime iš ten sužinoti. O jeigu jų nėra, o ką mums kalba mokslas apie šią subjektyvę realybę? Čia prasideda nemaloni istorija. Tai niekuo neišmatuojama. Nei decibelais, nei cheminė analizė. Tai neturi objektyvaus išmatavimo. Tai asmeninės išvados. Pavyzdžiui, yra personažas, kuriuo dauguma labai žavisi. O man, pavyzdžiui, tai nekenčiamiausias personažas visoje literatūroje. Aš jo pakęst negaliu, bet jo kalties tame visiškai nėra. Daug blogiau yra kitka. Jis iš viso niekada neegzistavo. Jis tik tai yra juodam balto, raidės. Mes gyvename ne tik materialių objektų pasaulyje, bet ir tuose pasauliuose, kuriuos savo sukuriame. Visa tai menas ir visa dvasinė produkcija, įskaitant ir religiją. Tai yra mes visko savo prigalvojome. Tai pavyzdžiui kaip kino teatre ekrane. Tai kaip piktadarys Teksase skriaudžia merginą, kuris išsitraukia pistoletą. Bet iš tikrųjų nėra nei merginos, nei to pistoleto. Tai tik ekranas. O kai kuriem jis svarbesnis nei mūsų materialus pasaulis. Tai yra kaip kiekvienas savo kažką sugalvojo. Visa tai, kaip dabar mano mokslas,
generuoja neuroniniai tinklai, kurie yra mūsų galvoje. O ką reiškia generuoja neuroniniai tinklai? Kai aš dirbau beprotnamyje, aš klausiausi žmonių su baltaja karštinė. Įvairių nuostabių istorijų prisiklausiau, kaip jie bendrajo su įvairiais velniais ir panašiai. Aš turiu protų tikėti, kad jis kalba tiesą. Juk yra ir nefiziniai dalykai, o mes lendam į protą. Ir ką gauname? Skaičius. O tada traktuojame, kaip mokame. Ką protas galvoja apie šį dalyką, kitas klausimas. Beje, kas namuose šeimininkas? Jeigu sąmonė kuria neuronų tinklus, tai ar jis pats tą pasaulį kuria? Nenoriu pigių sulyginimų su Matrica filmu. Mes susidurėme su paradoksu, jog protas yra pasaulyje, o pasaulis yra prote. Ir ką dabar su tuo daryti? Ši tema apie sąmonę, ji pavojinga, ji labai rimta mokslinė, bet ji išėjo į visuomenę ir ją aptarinėja tie, kurie nieko nesupranta. O ar mes vieni turime sąmonę? Klausimas su daugybė atsakymų. Pirmas siaubingas. Nėra jokio susitarimo, kas yra laikoma sąmonė. Tai didžiulis diapazonas. Vieni, tai budistai, mano, jog sąmonė tai visatos savybė. Visur yra. Nebūtinai yra nešiotojas, bet yra įpėdiniai. Mes turėtume nuspręsti, ką vadiname sąmonė. Gerai, o mes patys ar sąmonę turime, ar mes ideali programa? Kokį jūs pagrindą turite manyti, kad ir aš ne virtualiai sukurta programa, ir aš nesuku jums smegenų? Ši problema yra aptarinėjama pasaulinių mokslininkų ir ji vadinama zombių problema. Tai ne apie numirėlius, tai minčių eksperimentas. Jeigu mes įsivaizduosime, jog yra kažkas tokio kaip mes, tik be sąmonės, tai kaip mes apie tai sužinotume? Ir pas mus sąmonė yra, o jie tai kas? Jie tai absoliučiai visi išskyrus žmonės. Įtraukime į tą skaičių naminius gyvūnus, šunis, arklius, o likusieji įrodymų nėra. Sąmonė neįsipaišo į fizinį pasaulio paveikslą, todėl kad ji niekuo neišmatuojama. Yra dvi išeitys – arba įpaišyti į šį fizinio pasaulio paveikslą, arba atsisakyti to fizinio paveikslo, kurį turi žmonija. Su antruoju niekas tikrai nesutiks, o į pirmąjį ji niekur netinka. Šis terminas labai abejotinas. Bet kokia gyva būtybė kažkiek tai turi sąmonės. Tuo labiau mes dažnai susidurime su sąvoka sąmoningas ir nesąmoningas, arba susidurime su sąvoka pažinimas. Jeigu taip manyti, tuomet maži vaikai iš viso sąmonės neturi. Bet ką tai reikštų, jog 90% populiacijos neturi sąmonės. Ir kas tuomet? Nuo atsakymo priklauso, ko mes ieškosime ir kur. Jeigu sąmonė tai bet kokia reakcija, tuomet planktonas vandenį neturi sąmonę. Bet jei šį klausimą užduotume budistui, jis atsakytų, taip žinoma. Pavyzdžiui, galime įsivaizduoti, jog į žemę kažkas atskrenda. Tik pas jį kitoks regos tipas. Jis gali matyti tik labai mažus objektus, o dideli jam tiesiog nesifokusuoja. Tuomet jis mato tik tai tokį buljoną, kuriame plaukioja atomai. Tuomet jis nemato jokių kitų objektų, o jei pas jį dar ir ausys kitokios, tai jis nieko ir negirdi. Tie, kurie vyresni, pamena sovietmečių, kai buvo nežemiškų civilizacijų paieškos bumas. Žmonės su aukštu intelektu į kosmosą pasiuntė kažkokį tai daiktą. Ten buvo nupaišyti vyras ir moteris, o taip pat žodis taika 70 kalbų. Dar kažkokia tai formulė ir natos. Tai galėjo padaryti tik silpnaprotis. Kas pasakė, jog ten yra akys, kad ten kažkas turi sampratą apie formas, raidės, skaičius, kokios tai raidės, kaip tai būtų priimta. Juk tai apskaičiuota atsižvelgta į tokius kaip mes, tik tai, sakykime, žalius. Bet mums apie tai nieko nekalbama. Kodėl manoma, jog čia dar niekas nebuvo atskridęs? O pavyzdžiui, virusas, kuris minta energiją, gyvena, su juo viskas gerai. Ar kas nors žadėjo, jog tai bus būtybės, pavyzdžiui, tokios kaip mes? Patys svarbiausi dalykai gali būti visai kitokie. Yra tokia sąvoka veidrodinės sistemos. Pavyzdžiui, smegenyse yra tokios sritys, kurios įsijungia ne tada, kai kažką darote, o kai stebite, kai kažkas kitas kažką daro. Pavyzdžiui, mamai rodo vaizdo įrašą, kaip jos vaikas susilaužo ranką. Jei bus toks smūgis, tarsi ji tai būtų susilaužius. Tai yra veidrodinės sistemos, yra visų mokymų pagrindas. Visa tai daug sudėtingiau nei aš kalbu.
Jos labai svarbios. Žmonės, pas kuriuos tai neveikia, tai autistai. Autistai šios sistemos neteko. Klasikinis autistas iš viso nesijaudina dėl tėvų pergyvenimo. Šios sistemos sutrikė ir pas šizofrenikus. Toks sugebėjimas stoti į kito poziciją. Tai yra sugebėjimas išeiti už savęs ribų. Ir žmonės, kurie tai gerai moka, be abejonės turi lyderio savybės. Pamastykite apie ginčą su viršininku. Iš karto įsivaizduokite, koks bus atsakymas jum. Ir tai reikalauja gerai išvystytos operatyvios ilgalaikės atminties. Gerai, pavyzdžiui, jūsų šuo pavogė iš jūsų dešrelę. Ir jis po to jūs kažkaip kreivai žiūri ir supranta, kad jūs turite į tą dešrelę kitą požiūrį. Manau, jo kalbos ar kažkas turi sąmonę ar ne yra neteisingos. Turime sunaikinti šį dvejetainį elementą. Visiems visko pakanka. Tiesiog pas vienus daugiau, o pas kitus mažiau. O greitis, kuriuo mes žiūrime į pasaulį, juk yra tie, kurie mato ne taip kaip mes. Pavyzdžiui, būtybės, kurios gyvena pusę dienos, kaip jos viską mato. Tai reiškia, kad jos žiūri į šį pasaulį ir mato tai, ko mes iš viso nematome. Na ir kągi su jais daryti? Ar apsimesime, kad jų nėra? Bitės, kaip jūs žinote, šokių bendrauja. O tada skrenda į avilį ir duoda informaciją per šokį. Kur skrist, o kur nereikia. Dar blogiau ji pavargo ir eina miegoti. O kur jie saugo tą informaciją iki ryto? Juk tai jau ilgalaikė atmintis. Ji per naktį su tuo miegojo. O ar jos mus gali suprasti? O ar mes galime? Ar pajėgūs? Yra tokia laboratorija užsiimanti vabzdžių intelektų. Ten vabzdžiai tokius dalykus išdarinėja. Pavyzdžiui, koks pasaulis vabzdžiui? Jis juk čia gyvena, jis toks pat pilnavertis šio pasaulio gyventojas kaip ir mes. Pavyzdžiui, vandeninė plaukia toks dalykas, kuriam kilus pavojui jis tampa permatomu. Net jei pamiršti apie tai kaip, noriu paklausti, o iš kur jis žino, jog jis permatomas, kad priešui jis tapo nematomu? Atsakykite man į šį klausimą ir mes galėsime visi kartu važiuoti į Stokholmą, gauti ir pragerti Nobelio premiją. Su delfinais aš dirbau, jie turi didžiulius smegenis. Tai, kad dideli ar maži, tai nesvarbu, bet jie labai sudėtingi. Pas juos labai sudėtingos smegenys, sudėtinga kalba, kurios kol kas niekas neiššifravo. Ir jiem nereikia kurti civilizacijos. Jie ir taip gyvena laimingame pasaulyje. Jei kažkur yra rojus, tai ten gyvena delfinai. Jie neįtikėtinai sumanūs, jie neturi konkurentų. Jų tobuli kūnai. Jie turi be galo didelį kiekį maisto. Jie turi echolokacijos sugebėjimus. Jie tarsi sugeba peršviesti kiaurai. Jei aš meluosiu, jis tai pamatys. Ir net auglį gali pamatyti. Jie daugybę atžvilgių geresni už mus. O kuo jie užsiema? Šoka ir dainuoja. Ir kokigi progreso jiem dar trūksta? Tiesio gyvenimas rojui. Drambliai taip pat labai protingi, jie turi ritualą. Jie pamena savo žuvusiuosius. Varna protinga. Praeitais metais pripažinta, kad jų intelektas lygų šimpanzės intelektui, o tai sekantis po mūsų. Štai pas tokius paukštelius šimpanzės intelektas. Jie išsprendžia labai sudėtingas kognityvinės užduotis. Pagaliau yra toks dalykas kaip tarpkultūriniai skirtumai. Žmonės gyvenantys skirtingose kultūrose, kinų, anglų, rusų ir kitose, turi kitokį pasaulio suvokimą. Kitaip kvalifikuoja pasaulį. Ir sprendimus priima kitokius. Ir tai yra rimta. Tuo užsiiminėja tarpkultūrinė psichologija. Dabar iškilo klausimas, kadangi artėja dirbtinio intelekto era. Kągi įrašyti į tą programą? Pavyzdžiui, bepiločiai dalykai važinėjantį žemę. Jie turi žinoti ne tik kelių eismo taisyklės, o pavyzdžiui, ką gelbėti, keleiviai ir pėstįjį, arba avariniai situacijai, ką daryti. Ar pasukti į sieną ir sudužti, ar važiuoti per visus. O kas priims tokį sprendimą? Skirtingos kultūros, skirtingi sprendimai. Žmonių, ne kompiuterių. Psichologijos vadovėliuose yra užduotys, kurios yra neišsprendžiamos. Vienas psichologas Vienoje uždavė klausimą. Jūs grįžtate namo ir ten 2 žmonės, jūsų motina ir jūsų partneris. O išgelbėti galite tik vieną. Žinote, kaip balsavo salė? Įskyrus 5 žmonės, tarp jų ir mane, visi likusieji nubalsavo už partnerį. O mama, pagimdė ir pagimdė. Ir viskas pakanka.
Aš per kavos pertraukėlę kaip maniakė pradėjau visų klausinėti, kodėl tai balsavo. Suprantama, kad tai neįsprendžiama užduotis, bet visgi balsavimo rezultatai daug ką pasako. Ir jie atsakydavo, mano partneris, mano atsakomybė. Aš pats jį pasirinkau. Aš turiu ir ginti. Iš tų, kurie balsavo prieš, nebuvo žmonių iš vakarų. Tai buvo indėnai, kinai ir aš. Vakarų šalyse žmonių kultūra tokia košmariška neįsprendžiamuose galvosūkiuose. Ten pirmenybė gelbėti moteris ir vaikus, o rytuose pirmenybė senoliam ir kągi įrašyti tiem išmaniem prietaisam. Čia ir kilo klausimas. Skirtingose kultūrose bus skirtingai ir sprendžiamas. O koks mūsų santykis su laiku, erdve? Galima stoti tiek į objektyvę pusę, tiek į subjektyvę. Ar laikas teka tolygiai ir į vieną pusę? Turiu tokią knygutę, kur parašyta, jog laiką sukuria protas, o tai reiškia, jog grįžtame į pokalbio pradžią. O štai kaip jaučiasi būtybė, kuri būna skirtingose būsenose, skirtingose hipostazėse. Pavyzdžiui, štai vikšras, vėliau lėliukė, tada drugelis, bet jo genomas tas pats. Tai viena ir ta pati būtybė, bet tai rodo tik genetika. O haliucinacijos, kurias mes aptarėme, žmogui duoda tabletę ir sako, jog tai narkotikas. Ir tomografas rodo štai taip. O suvartojus tikrus, visas protas užsidega. Na įkišime žmogaus galvą, kuriam haliucinacijos į tomografą. Bet aš apie tai nežinočiau ir matyčiau tik nuotraukas. Ir nieko tokio neaptikčiau. Juk pas jį veikia tos pačios smegenų sritys kaip ir pas mus, kai matome ir girdime kažką realaus. Taigi ten neuroninis tinklas sutrinka, jam nereikia įėjimo per akis. Jis pats viską savo išgalvojo. Štai profesorius kalbėjo apie smegenų galvos veiklą. Smegenim tas pats, ar tai vyksta realiai ar haliucinacijoje. Mes galime matyti tomografiją, jog žmogus klauso muzikos, kurios kaip ir nėra. O kas, pavyzdžiui, vyksta kompozitoriaus galvoje? O jei tas kompozitorius Bethovenas, kuris pilnai apkurto. Štai, klausykite, ką rašo vienas iš mokslininkų. Protui iliuzija ir yra realybė. Ir tik labai prastas gydytojas įkalbinė žmogų, jog tai netikra. Arba jį gerai pagydyti, arba palaukti, kol savaime praeis. Bet kalbomis tai negydoma. Todėl, kad jis tai mato ir girdi iš tikrųjų. Ir pasikartosiu, o kągi mums daryti su kitais. Ką girdi šuo? Tas faktas, jog garsas patenka į ausį, o regimo informacija į smegenis, tai tik pradžia. Todėl, kad mes žiūrime akimis, o matome protu. Klausome akimis, o girdime protu. Visa tai vyksta galvoje. Jeigu čia dabar ateitų genialus muzikantas, kuris sugrotų šedevrą, aš negalėčiau to tinkamai įvertinti, nes apie tai nieko neišmanau. Mes galime pamatyti ir išgirsti tik tai, kam esam pasiruošę. Nes tai čia, galvoje, o ne ausyse ar nosyje. Mums labai svarbi konteksto rolė. Kas pasakė, ką pasakė, ko mokėsi, tame tarpe ir dirbtinio intelekto sistemose. Antra, mums informacijos perteklius nėra blogai. Mes vienus ir tuos pačius dalykus galime daryti skirtingais keliais. Nenuspėjamumas, mašinos to neturi. Tam, kad kompiuteris kažką padarytų, reikia griežtų instrukcijų. Jeigu jam pasakyti, tu važiuok ten, kur krūmai, tu juos apvažiuosi, o po kairę bus geltonas namas, toliau po dešinę bus dar geltonesnis namas. Tokia užduotis bus nesuprantama mechanizmui. Jis skirta kaip tik žmogui. Mes galime suprasti ir netikslę informaciją, skirtingai nei mašinos. Taip pat, iš kur jūs ištraukite, jog mąstymas remiasi priežasties ir pasekmės ryšiais, apie kuriuos Aristotelis kalbėjo. Tai tiesiog viena iš sistemų. Yra ir kitoks mąstymas, pavyzdžiui, kasdienės. Aš žinau, jog jei virdulį atjungti, tai po 10 minučių jis atauš. O yra mokslinis mąstymas, kuris dabar išplito tarp daugelio nemokytų žmonių. Yra žinių sritis, kur faktai nereikalingi. O čia faktai turi būti statiški ir patikimi. Jie turi būti patikrinami, tiesiog tokio žaidimo taisyklės. Yra ir religinis mąstymas, ir panašių mąstymų daugybė. Prašau apie tai pamastyti kitus. Ir paliesti dirbtinio intelekto temą. Kaip mes iš viso su juo bendrausime. Ne su tuo, kuris dabar. Tikro dirbtinio intelekto dabar nėra. Yra tiesiog geros programos.
O dirbtinis intelektas atsiras tada, o mes to bijome, kai jis taps asmenybė. Ir tai mums kelia didžiulę grėsmę. Ar gali atsirasti dirbtinis intelektas, kuris turės aš? Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog jis turės savo planus, savo tikslus, savo motyvus. Ir aš jūs patikinu, mes į tuos planus neįeiname. O iš kokių požymių mes tai suprasime? Galbūt jis jau čia? Ar mes sužinosime, kai programa jau įeis į tą stadiją? Nebus požymių. Rimti dirbtinio intelekto specialistai kalba, jeigu taip nutiks, tai viskas, mes patekome į kitą pasaulį, kuriame mum galimai nebėra vietos. Dirbtinis intelektas gali kentėti, bet ten nėra mirties, nėra skausmo, ten nieko to nėra. Bet yra gebėjimas fantastiniai imitacijai. Jis net sudaro vaizdą, jog pergyvena. Kodėl nusprendėme, jog dirbtinis intelektas vystysis kaip mes? Iš kur tai ištraukėme? Iš kur jis žinos, kas gerai, o kas blogai? Ar vabzdžiai tai turi? Kodėl nusprendėme, jog jis orientuosis į tai, ką mes rašėme senose fantastinėse knygose? Robotechnikos įstatymas draudžia kenkti žmogui, bet mes net nesužinosime, kai jis pažeis tą įstatymą. Jei mes ruošiamės konkuruoti su tokio lygio technika, tuomet mes kvailiukai. Ji mus apžaidė. Niekas iš žmonių neturi tokios atminties. Niekas iš žmonių negali dirbti nepertraukiamai. Jis neįsimyli, jam neskauda galvos. Ir tai ne ateitis, tai dabartis. Pavyzdžiui, reikia ieškoti kitos gyvybės formos kaip ateivių, o galbūt reikėtų slėptis, kad jie mūsų nerastų. Kodėl mes galvojame, kad jie panašūs į mus? Galbūt jie net smegenų neturėjo visai kažką kito. Jau gimė vaikai, kurių rankose tuoj pat atsiduria prietaisai. Ką su jais ketina daryti mokytojai? Tas, kas sako, štai kėdė, ant jos reikia sėdėti. Bet vaikas turi paieškos sistemą, jis pats gali viską pažiūrėti ir rasti. Jis jau senai žino, kaip visą tai įsijungti. O ką daryti mokytojui su tokiu vaiku? Todėl nėra jokių taisyklių, yra tik vienas įstatymas. Negali taip visuomenė egzistuoti. Griūtis neišvengiama. Yra kažkokios normos liečiančios smegenys, juk yra pasakyta, ką galima daryti, o ką ne. O su genomu ar galima? Negalima. O Kinijoje gimė 3 vaikai su modifikuotais genais. Viename kambaryje draudžia, o kaimyninėme galima. Yra tokia sritis nuskaityti, kas smegenyse vyksta, o įstatyti čipą į smegenis vieni niekai. Jeigu galima nuskaityti, vadinasi yra galimybė ir daryti poveikį. Juk tai vienas ir tas pats kelias. Ir pagaliau, kaip mums neprarasti realybės suvokimo, kaip neprarasti jos kontrolės. Dabar permatomas pasaulis, telefonais fiksuojama viskas. Dabar kitos vertybės ir prasmės kitos, bent jau chaoso nedidinkime. Nes dabar civilizacija labiausiai primena tai, nuo ko pradėjau savo profesionalią veiklą, o būtent beprotnamį.